Sveiki visi, taigi gyvatė jau soste ir tikriausia nepaslaptis visiems, kad kinai švenčia savo naujosius metus, tai yra keliamoji šventė, būtent per antrą metų mūsų tų kalendorinių pasaulietinių metų jaunatį. Tiksliau sakant, kai saulė sugrįžta, saulė pradeda kilti, jau kopti į kalną, tada antra jaunatis ir yra kinų naujieji metai. Todėl jie yra keliamieji, nes tai yra pati stipriausia metų jaunatis. Ir ta šventė yra labai įdomi tuo, kad jinai švenčiama kaip ir pas mus nuo 24 gruodžio iki 3 karalių. Tai pas juos yra taip pat 2 savaitės labai ritualinių, labai įdomių, daug gražių renginių. Ir jie kaip vakar prasideda nuo šeimos šventės, nuo kaip pas mus, kad būtų kūčios. Na, bet prašau, primenu tiesiog, kad prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite patiktukus ir aš tuoj pasakysiu, ką daryti per jaunatį, šitą pačią stipriausią metų jaunatį, kad jums prisitrauktumėte sėkmės. Taigi, jaunatis, tai kaip žinote, mėnulio fazė, kai viskas auga ir klesti. Na, o jau antroji metų jaunatis, tai ne veltui kinai taip savo šalį sugebėjo pakelti ekonomiką ir viską, nes jūs žinote, kad jie viską daro tai, kas yra jiems naudinga pagal prietarus astrologiją. Ir tai yra tikriausiai vienintelė šalis pasaulyje, kuri oficialiai nebijo sakyti, kad jiem yra skaičių magija svarbi, kad astrologija svarbi ir visokie prietarai. Na, atsiminkime tuos 8 metų, 8 mėnesio, 8 dieną, 8 valandą, 8 minutę ir 8 sekundę prasidėjusią Pekino olimpiadą. Taip? Ir po to jau pasaulis Kinijos sustabdyti nebegalėjo. Taip, jie neslepia, kad jie yra drakono šalis ir kad jų pagrindiniai valdovai yra drakonas. Todėl, kaip žinote, jų visuose šventėse dalyvauja drakonai. Taigi, pamėginkime ir mes būti tokie sėkmingi kaip kinai ir pažiūrim, kokius prietarus, kokius ritualus jie daro tas 2 savaitės, kad jie pradėtų klestėti. Taigi, jaunatis ir priešpilnis patys šių metų stipriausi periodai. Taigi, pirmiausia, esu jau minėjus, gal prieš naujuosius, kad kinų tradicijoje jie sako, ką pasėsi, tą ir pjausi, ir jie aukoja kosmosui, dievams pinigus. Čia yra tie pinigėliai netikri, tai yra servetėlės su pinigų nominalas, čia yra 500 eurų. Bet galima tiesiog prisipiešti tų pinigų ir patiems padeginti ir šiandien, ir rytoj, per išeiginės gal kokį tenais užsikursite lauželį ir sudeginsite kažkiek tai paaukosite dievam, kosmosui pinigų tam, kad jie pasidaugintų ir šimteriopai sugrįžtų. Taip pat neužmirškime būtinai pagerbti gyvūnėlius, išnešti maisto gyvūnam, paukščiukam, katėm laukiniam, šuniukam gal, jeigu pamiškėje, gal kokių bulvių pakratykit šernam ar kokiem ten, raguočiam, gal briedžiam, elniam ir kitokiem gyvūnėliam, nes jeigu jūs šersite savo aplinką, gyvūnėlius, tai žinote, kad kosmosas atsidėkos ir jum gražins taip pat sočių gyvenimu. Taip pat būtinai paaukokite kokius nereikalingus gal drabužius, gal daiktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Čia irgi yra labai svarbus ritualas, nes vėlgi, ką tu per jaunatį išneši iš namų, tau grįš šimteriopai. Netgi girdėjo tikriausia, kad per jaunatį šiukšlės reikia išnešti. Ir žinote, kad jeigu su šiukšlių kibiru sutinki žmogų, tai yra geras turto simbolis. Taip? Tai reiškia, kad galit praturtėti ir netikėtai gauti didesnių pinigų. Na tai va, dabar ir kinai, ir mes, lietuviai, mėgstam labai gaminti koldūnus ir koldūnus, aš manau, mes perėmėm iš jų tą tradiciją
Ir jie būtent šitą periodą, tas 2 savaitės, kai daro koldūnus, tai jie daro piniginės formos. Taigi pasižiūrėkit internete, pasigūglinkit, kaip atrodo koldūnėliai piniginės formos ir tikrai patikėkit, nebūtina ten su mėsa daryti, galite su daržovių įdaru, tas vadinasi vegetables momo, kaip ten sako, nu čia tibetiečiai taip daugiau sako, gal rytiečiai, bet tos momo pasidaryti ir tikrai tai yra irgi sotaus gyvenimo simbolis. Taip pat, aišku, kinai mėgsta tas dienas, labai daug fejerverkų, daug žvakių, daug triukšmo, daug varpelių, daug ir būtent tų markų lempelių, jūs matote, kad Kinija visa dega raudonai auksinė spalva, taip, nes pagrindinės spalvos, aišku, juoda kaip bazinė, kadangi joje viskas gražiai atsispindi, labai daug raudonos, labai daug raudonų žibintų, kurie parašyti, matyt, kažkokiais sėkmės hieroglifais ten išrašyti, nes matot, kad ant jų popierinių žibintų yra kažkokios raidės kiniškos. Tai va, ir kai šviečia, į kosmosą eina laimė. Taigi galite ir patys namuose pamėginti užsirašyti laimė, sveikata, taika, džiaugsmas ir turtas, ir ir viskas, ką norite, meilė, vaikai, vaisingumas, nežinau, nuosavas namas ir pamėginti prie lempos kažkaip pritvirtinti, kad ta šviesa apšviestų tą jūsų raštą. Kažkada, tai kai Lietuvoje dar gyvenom su vyru, mes būtent per kinų naujus metus rašydavom ant spalvotų kartonėlių, tokių žalių, raudonų, ten žiūrint kokie metai, auksinių norus ir kabindavom toj vietoj, kur ant virvelės juda. Ar tai skersvėjis judina, ar duris atsidaro, užsidaro ir tikrai tie norai labai labai pildosi. Tai va, iš tikrųjų visas 2 savaitės turite, kad pasėti savo sėklas ateities laimingo, turtingo gyvenimo. Nebijokite kiekvieną dieną pagalvoti apie savo tikslus, o šiandien, kaip tik išpuola išeiginės, tai irgi labai stiprus poveikis, tai per išeiginės labai rekomenduoju, susirašykite savo tikslus ant popieriaus lapo, kiekvieną dieną juos kartokite, svajones galų gale, jeigu ne tikslus, kartais žmogus tikrai neturi kažkokių tikslų, bet svajones, nes manote, kad tai gali neišsipildyti, išsipildys. Pamėginkit. Pamėginkit šiais metais tai padaryti, iki pirmadienio, nes pats stiprumas iki pirmadienio. Ir po to matysit ir parašysit man, gal kažkam išsipildė. Visada žinokit, labai daug žmonėm išsipildo, ypatingai, kurie kiekvieną dieną netingi persiskaityti savo tų norų sąrašą. Ir taip 2 savaitės. Ne tik iki pirmadienio skaitykite, bet 2 savaitės. Aš rekomenduoju išvis pastoviai priminti, padėti savo ar po pagalvę tą lapą, ar net užsikabinti ant sienos prie lovos, kur jūs miegate miegamajame. Ir neužmiršti sakyti, perskaityti prieš miegą kaip maldelę. Tai mielieji, tikėkimės gyvatė tikrai atneš mums daug džiaugsmo, ypatingai antrą metų pusmetį nusimato geri dalykai, o dabar tiesiog svajojam, planuojam, kuriam ir spaudžiam patiktukus ir prenumeruojam mūsų kanalą. Myliu, ate.